Sveiki visiems, sveiki atvykę mano kanalą, mano vardas Elžbieta. Ir šiandien aš su jumis norėčiau pakalbėti apie tai, kas atsitiko Valencijoje vakar. Dar nepraėjo net 24 valandų ir norėčiau truputėlį papasakoti iš savo pusės kaip gyventojus, nes aš gyvenu būtent Valencijoje. Turbūt visi girdėjote, matėte per visas žinias, Instagramus, TikTokus, kad čia praėjo didelis, taip sakant, ne uraganas, bet tormenta ir pridarė daug žalos. Tikrai matėte, kad viskas patvino, bet aš norėčiau konkretizuoti, ne Valencija kapital, vadinasi, ne Valencija pats miestas, taip, miestas, o vos už 2 kilometrų nuo Valencijos, ten, kur baigėsi Valencija, ir būtent ten prasidėjo potviniai. El ayuntamiento ha acondicionado un hotel y un centro social para asistir a los vecinos que tienen sus casas inundadas. Hay 40 personas atrapadas en una fábrica inundada en el polígono industrial del Oliveral, en Ribarroja del Turia. Se ha roto el puente, se está inundando todo. ¡Dios mío! ¡El puente! Mira la calle como va para abajo, de agua. Ir viskas nuo Valencijos ir į pietus. Ir ten tikrai labai daug kaimų, miestelių yra po vandeniu. Aš nekalbu apie mašinas, ar nekalbu apie žmonių gyvybės, nes šiuo metu yra 61 miręs žmogus. Ir tarp jų yra ir senelių, ir vyrų, ir moterų, ir netgi kūdikių. Tikrai tragedija labai didelė, tikrai pasiliks Ispanijos, būtent Valencijos istorijoje, nes tokie potviniai, kaip nebūtų liūdna, bet jie kartais atsitinka. Jie tikrai buvo ne kartą ir kiekvieną kartą jie padaro labai didelę žalą. Taigi aš kaip gyvenu Valencijoje mieste, pas mus buvo tik labai stiprus vėjas, lietus ir žinoma gatvėse kažkiek plaukė vandens, bet tas vanduo buvo iš pačio lietaus, nes iškrito labai didelis kiekis. Ispanai sako, cayó gota fría, šaltas lašas, gota fría, cayó gota fría. Bet tas gota fría čia reiškia, kad būtent šituo laikotarpiu, rudenį, dažniausiai tai yra oktubrė, novembrė, šiais mėnesiais, kada būtent kaja šita gota fría. Taip šitas toks didelis lietus, kaip tik jis ir būna. Taigi dabar aš norėčiau jums parodyti Valencijos žemėlapį, kad jūs pamatytumėte. Taip, kad Valencija, kaip matote, su ją viskas gerai pats miestas. O ten, kur jau prasideda riba Valencija ir jau prasideda miesteliai, ten viskas patvino. Ir kodėl Valencija nepatvino? Nes, kaip galite matyti per Valenciją, galbūt ir jūs žinote, yra toks parkas, kuris vadinasi Parque Río Turia. Parkas, upė Turia, Turia pavadinimas. Nes anksčiau per miestą teko upė. Ir ta upė būtent teko šituo keliu, kur dabar mes turime parką nuostabų, labai gražų, labai ilgą, 10 kilometrų. Bet dabar tai parkas. O kažkada buvo upė, kuri irgi labai dažnai išeidavo iš kraštų ir vandens lygis pakildavo iki 2 ir daugiau metrų. Jeigu vaikščioti po senamiestį, kai kuriuose gatvėse jūs tikrai pamatysite tokią žymą, kad iki kur buvo pakilęs vanduo. Ir pats baisiausias buvo 1957 metais,
kai patvyno labai didelė Valensijos dalis. Ir nuo tada nusprendė, kad kažką reikia daryti ir jie tą upę nukirto ir nuvedė ją aplink Valensiją, kaip tik ten, kur baigėsi Valensija. Taip, kaip tik nuo to momento, kur dabar viskas ir patvyno. Jie, vadinasi, perkirto tą upę, padarė parką, o ten su laiku aplink Valensiją ta upė išdžiūvo. Ir aš 100 kartų visus tuos tiltus važinėjau ir ten visada buvo sausa, ne vieno lašelio vandens nebuvo niekada. O dabar, kaip galite matyti, jinai yra pilnutėlė ir jinai yra labai tikrai didelė. Ir netgi naktį buvo irgi kažkiek tai pakilusi ir buvo vandens taip pat ir kelyje, nes ten kaip tik eina aplinkkelis, kelias aplink Valensiją. Dėl to turime sakyti ačiū, kad kažkada 57 metais nusprendė tą upę perkirsti ir nuvesti ją aplinkui, nes tai labai padėjo šiemet Valensijos miesto gyventojams. Bet paklausti, o tai kodėl tada patvyno tie miesteliai? O jie patvyno todėl, kad jie turi kitą upę, jinai yra mažesnė, bet upė. Ir mes turime irgi ir kalnus. Ir iškrito labai didelis kiekis vandens. Ir būtent pats centras kaip tik buvo kažkiek žemiau Valensijos. Ir dėl to ten visi labai daug miesteliai, visi patvyno. Žinoma, aš sakau, kad man pasisekė, tikrai aš džiaugiuosi, kad viskas gerai, kad su mašino, su butu, su visko viskas gerai ir nėra mums pavojus, bet tikrai labai gaila visų žmonių, kurie neteko savo namų, savo verslų, savo mašinų, nes mašinų yra krūva. Visos mašinos plaukė tarsi kažkokios žaidimo mašinėlės ir dabar yra krūva tų mašinų visur. Taip pat tas vanduo, jisai su smėliu persimaišė ir tas vanduo su smėliu varė labai dideliu greičiu, kad žmonės negalėjo netgi susilaikyti ir tikrai yra video, kur žmonės neišsilaiko ir ta srovė nuneša vieną kitą žmogų. Taip pat patvyno ir didelis prekybos centras, kuris randasi už Valensijos. Nuo mano namo 15 km, Bonaire. Žmonės gyveno savo paprastą gyvenimą ir jie nebuvo pasiruošę. Ir vanduo, kai ten atėjo, žmonės liko atrapados ir jie negalėjo niekaip išeiti. Tai jie pakilo į antrą prekybos centro aukštą ir tiesiog ten laukė, kol ateis jo gelbėti. Ir žinokite, ten atėjo gelbėjimas tik apie 3 valandą nakties. O patvyno maždaug nuo 6 iki 9, tuo laikotarpiu tas 3 valandas įvairius miestelius užėmė vanduo. Taip pat Ikėja irgi visa plūduriuoja ir irgi ten žmonės liko. Ačiū Dievo, kad tai yra didelis centras, ir žmonėms buvo kur užlipti aukštin, nes tikrai manau, kad būtų daug daugiau aukų. Žinoma, mašinos per kelius, kurie važiavo, irgi jie visi liko atrapados ir žmonės tikrai vieni kitiems padėjo, kuo galėjo, kad juos išgelbėti. Nesakau, niekas nebuvo pasiruošęs. Nebuvo jokių pranešimų, kad gali tai nutikti. Taip mes žinojome, kad bus lietus, bet viskas. Aš manau, kad netgi vyriausybė Valensijos taip jinai nesitikėjo, kas gali būti. Ir manau tai dėl to, kad nenumatė, kaip tai rimtai viskas gali būti, kad tiek daug vandens iškris, kad upės išeis iš savo krantų ir kad tiek žmonių liks sužeisti be namų, be mašinų, be nieko. Kaip anksčiau sakiau prieš tai, kad tokios audros, jos pasikartoja. 2024 metais vakar, taip mes turėjom tokią audrą. Panašią audrą tokio pat didelio
masto, taip, kad viskas patvino, turėjo žmonės 80-aisiais ir žinoma 50-aisiais, kai nusprendė pakeisti upės tėkmę. Manau, dabar su ta upe, kuri eina per tuos visus miestelius, jie irgi kažką tai galvos, kažką tai darys, kažkaip, kad nebūtų daugiau tokių pasikartojimų, tokių potvinių. Dėl to labai svarbu, kai renkatės gyvenamą vietą, žiūrėti ne tik rajoną, tai žmonės, namai, bet taip pat reikia žiūrėti ir geografiškai. O ką jūs turite aplinkui? Ar turite upę, ar turite jūrą, ar yra kažkokių grėsmių jums? Reikia apie visą tai pagalvoti. Labai gaila, tikiuosi, kad draudimai išmokės viską, ką reikės, bet abejoju, nes dauguma, kai draudžia mašinas, jie negalvoja apie kažkokias katastrofas, nes šitose teritorijose kažkaip tai nėra normalu. Taip, čia ne Amerikos valstijos, kad ten visą laiką kažkokios katastrofos, o čia vieną kartą į keletą būna tokios katastrofos. Tai nežinau, įdomu tikrai, kaip bus su tais draudimas, ar kažkiek tai išmokės žmonėms, nes tikrai žmonių labai gaila. Tikėkime, kad vyriausybė kažką sugalvos ir su ta kita upe irgi kažką nuspręs, kad daugiau tokių istorijų nepasikartotų. O aš sakau jums ačiū už dėmesį, jeigu buvo įdomu, palaikykite mane savo laiku, savo prenumerata. Čia yra man didelė dovana iš jūsų pusės. Taip aš matau ir suprantu, kad jūs mane remiate, jūs mane įkvepiate toliau ir dar daugiau filmuoti visokius video. Ačiū jums, likite visi sveiki ir susitiksime jau greitai kitame video.